Sveiki ir vėl atvykę į Elta kampą, kuriame randate mane, naujienų agentūros Elta vyriausiąjį redaktorių Vytautą Bruverį ir šiandieninį mano pašnekovą, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą, valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų lyderį Gabrielių Landsbergį. Sveiki. Sveiki. Šį kartą su savo pašnekovu, su jumis šnekėsiuos būtent kaip su užsienio reikalų ministru. Ir savo pokalbio laiką paskirsime dviem dideliam temam, kurios, aišku, turi ir be abejo tiesioginį santykį ir svarbų santykį ir su mūsų vidaus tam tikrais dalykais ir vidaus politikos dalykais. Tai šios dvi didelės temos yra Ukraina ir Kinija plus Taivanas. Pradėkime pirmiausia, žinoma, nuo Ukrainos. Mums, taip pat, sakant, artimiausios visais požiūriais temos. Na, nežinau, aš vienas iš tų, kuriems žvelgiant į tą Ukrainos, taip sakant, frontą, plačiaja prasme, ne tik tai į frontą mūšio laukose, darosi vis labiau neramu ir vis, taip sakant, tos perspektyvos atrodo tamsesnės. Ne tik dėl to, kad vis dėlto tas, ką jau pripažįsta aukščiausioji karinė ir politinė Ukrainos vadovybė, karinė pirmiausia, kontrpolimas, bent tas planuotasis didysis kontrpolimas prasidės pavasarį, jisai baigėsi, įstrigo. Maža to, kai kuriuose frontuose ruožuose vis dar beveik pusmilijoninė Rusijos karinė grupuotė bando perimti ir perima iniciatyvą. Tendencijos negeros, žvelgiant į žiemos visą periodą ir pavasario periodą, kovų intensyvumas greičiausiai nerims, o kovų intensyvumas tai reiškia ir didžiulius Ukrainos nuostolius, gyvosios jėgos, kas vis didesnė problema ir vis garsiau įvardyjama gyvosios jėgos ukrainiečių nuostoliai, bet kartu ir geopolitinis kontekstas ir politinis kontekstas. Matome, taip sakant, ne tai gal tokį nuovargį vakarų šalių, vakarų koalicijų ar didžiosios vakarų koalicijos nuovargį, bet tam tikrą gal pasimetimą ir tokį, šiek tiek tokį strateginį vėl pakrikimą, taip? Stringančią tą pačią karinę paramą, stringančią Jungtinėse Amerikos valstijose. Štai ir šiomis dienomis prezidentas Bidenas pasirašė vis dėlto, taip sakant, tą laikinai tą tokį pereinamąjį biudžetą tam, kad išvengtų vyriausybės šatdaunų be paramos Ukrainai. Visi šitie trendai, visos šitos tendencijos, kaip jums atrodo, ką jūs matote, kaip jūs jas skaitote ir ką jūsų akimis jie pranašauja dar toliau ateityje? Taip, turbūt pradėčiau nuo to, kad įprastinė formuluotė yra, kad kelia didelį nerimą arba susirūpinimą. Bet matyti jau esam kirtę tą ribą ir kuomet reikia pradėti kalbėti kitokiamis kategorijomis, kad tai jau grėsia, didžiuliais išbandymais vakaram ir apskritai geopolitinė situacija Europos kontinente gali dramatiškai keistis. Ir mes iš tikrųjų esame prie slenksčio į naują realybę. Kitaip turbūt nėra kaip to pasakyti. Keletas tokių faktų irgi, ką dar būtų galima pridėti prie to, ką jūs pasakėte, iš tikrųjų plačiai apibrėžėt ir teisingai apibrėžėt tą esamą situaciją, bet šalia to yra Europos Sąjunga, kuri pati savo gal šiek tiek netikėtai sugebėjo užimti geopolitinę poziciją nuo karo pradžios ir 7 gynybos paramos paketai, kurie buvo suteikti Ukrainai, iš tikrųjų tai buvo rimtas žingsnis. Sankcijos Rusijai. Kas aišku toli gražu iki pakankamo, bet... Taip, bet tas įvyko ir to nereikėtų neigti. Tačiau beveik pusę metų mes esame užstrigę ties 8 paketu. Ir akivaizdu, kad išaiškėjo Europos Sąjungos didžioji silpnybė, tai yra būtent tas vienbalsiškumo principas, liberum veto, kuris mums irgi taip pat primena irgi mums labai artimos dviejų tautų respublikos. Kai ten vengrai irgi visada netoli būdavo? Taip, irgi būdavo netoli, bet mes atsimenam tą savo istorinę nesėkmę, sakykime, būtent kai buvo vienu ar kitu būdu perimti dalis bajorų ir prisidėjo prie griūties arba prie valstybės negebėjimo gintis. Mes matom tą patį dabar. Ir sankcijų paketas panašu, kad juda, bet kaip jūs ir sako teisingai, jisai tikrai neužtikrina, kad Rusija negalėtų gamintis dronų. Dabar situacija kokia pati fronte, kaip galim vertinti. Tai taip, Ukraina gavo paramos, jinai gavo pagalbos ir įrodė, kad su ta parama, kurią jinai gauna, jinai gali daryti stebuklus vien dėl to, kad turi nepaprastai didelę valią gintis. Ir už tą mes esame ir būsim ir turime likti dėkingi valstybė dėl to, kad jinai ten, kur jai buvo nesukompensuota ginklais, jis sukompensavo savo žmonių krauju. Tikrąja to žodžio prasme savo gyvybėmis pridengė mus visus ir Lietuvą lygiai taip pat. Dabar ko būtų reikėję Ukrainai? Tai labai paprastas techniškas toks palyginimas. Įsivaizduokim Lenkiją.
valstybė, kuri panašiai tokio paties dydžio kaip Ukraina, teritorija gal šiek tiek mažesnė, žmonių skaičius prilyginamas, turi tą patį priešą arba priešus. Iš vienos pusės Rusija, kaip ir mum Kaliningrade, ir siena su Baltarusija, kur lygiai taip pat yra pagalbininkė Rusijai kare prieš Ukrainą. Kokius įsigijimus yra paskelbusi Lenkija? 1000 tankų, beveik 600 HIMARS sistemų ir galėčiau tęsti, ir lėktuvai, patys moderniausi F-35. Ir tas įsipirkimų sąrašas yra iš tikrųjų, ko gero, įspūdingiausias pasaulyje. Ir palyginkime tai, ką yra gavusi Ukraina. Kelios dešimtys HIMARSų, kelios dešimtys tankų, taip toliau. Tai reiškia maždaug apie 20% to, su kuo gintusi Lenkija, esanti NATO ir turinti 5 straipsnio garantijas, Ukraina neturėdama 5 straipsnio. Atsiprašau, už kitokį kryptelėjimą nėra tai simptomas, kad vis dėlto Lenkija taip ginkluodamas ir panašiai jinai rodo, kad vis dėlto jinai ateityje galbūt ne visai ir pasitikė tuo pačiu 5 straipsniu? Sunku pasakyti. Bent jau šiandien galbūt jinai neturi pagrindo stipriai abejoti 5 straipsniu, bet nepaisant to, jinai supranta, kad rengėsi viskam. Rengėsi viskam ir kokią naštą jinai pati ketina atlaikyti. 5 straipsnis visada reikia tą paminėti. Mes jo tikim, jisai yra šventas, amerikiečiai yra tą patį pakartoję, bet tai yra politinis straipsnis. Jis yra politinis, reiškia, kad yra politikai už kiekvieno sprendimo, už kiekvieno balsavimo, kurie gali turėti skirtingų interesų ir taip toliau. Ir tie interesai išryškėja. Pavyzdžiui, dabar Švedijos įstojimas į NATO. Eina 2 metai. Atrodo, kad esame visiškai jau finišo paskutiniuose metruose, tačiau tie metrai yra labai labai ilgi. Ir vakar Turkija turėjo svarstyti užsienio reikalų komitete, savo parlamente, buvo perkelta į kitą dieną. Ir panašu, kad tas yra turbūt tęsiama. Galima įsivaizduoti rytų flango valstybę, kuriai reikėtų kokio nors sprendimo. Pavyzdžiui, kad ir ne invazijos atveju, bet kokios nors didėjančios grėsmės atveju, prašant pagalbos. Ar staiga sprendimai, kurie turėjo būti priimti per keletą dienų, jie yra nukeliami, nes tiesiog nepavyko rasti konsensusą. Tokių sprendimų nemanot, kad gali reikėti labai greitai vien ta prasme, kad, pavyzdžiui, akivaizdu, kad Kremliaus režimas ir jo marionetinis Minsko režimas, jie masto, svarsto ir akivaizdu jų planuose yra kažkoks tai keršto planas jau dabar kaimininėms NATO valstybėms. Pirmiausia, aišku, akivaizdžiai taikinyje yra Lenkija. Tai čia paletė veiksmų yra labai plati, nuo tų pačių išbandytų jau ten nelegalių migrantų, nežinau, įvairiausių tokių provokacijų, iki, pavyzdžiui, teroristinių išpolių. Taip, aš sakyčiau, kad dėl to ir kalbu apie naują geopolitinę realybę. Kitaip tariant, kad Ukrainos vakarų neužtikrinimas, Ukrainos pergalės, taip reiktų turbūt formuluoti, jisai šiandien leidžia Putinui paskelbti pergalę ir pradėti ruoštis naujam karui, kuris gali būti bet kur. Ir tą mes matėm, tai jau yra 3 kartas. Kiek kartų reiktų dar pasakyti, kad, ta prasme, bet kuris viešoje erdvėje pasakys, kad, žinokit, dabar tai jau viskas, akivaizdu, arba jis nežino, apie ką jisai kalba, arba paprasčiausiai meluoja, bandydamas nuraminti visuomenę. Dėl to, kad 8 metais buvo viskas, 14 metais jau buvo tikrai viskas, gali būti, kad 24 metais irgi kas nors išeis ir pasakys, žinokit, mes susitarėm su Rusija ir jie tikrai mums pažadėjo ir tai bus melas. Ir tada yra tik tai klausimas, kiek mes būsim spėję pasiruošti, visi esantis rytų flange, turint esantis netoli Rusijos ar Baltarusijos, pasiruošę tam kažkokiam kitam naujam smūgiui. Rusija gebės atsistatyti, čia nėra klausimo. Nepaisant to, kad jie atrodo pažeisti, praradę gausybę žmonių, jiems tai yra tik žmonės. Mums tai yra žmonės, tai yra brangiausia, ką mes turim, ukrainiečiam taip pat, demokratijos to ir skiriasi nuo autoritarinių valstybių. Ukraina jau dabar mirtinai kraujuoja tiesioginė prasme. Demografinė situacija ir taip šalies buvo katastrofiška ir ekonominė situacija. Kiek žmonių yra išvykusių, kurie bėgo. Taip, tai moteris ir vaikai, bet kuriuo atveju tai yra valstybės, tie patys žmonės, kurie kūrė tą valstybę savo kasdienių darbų, koks tai bebūtų. Bet įsivaizduokime tą patį, taip sakant, tą tokį blogiausią tikslą, tas variantą, kurio Rusija akivaizdžiai ir siekia perėjusi į tą naikinimo, sekinimo, taip sakant, karą. Ukraina pradeda byrėti. Visomis to žodžio prasmėmis. Pradeda byrėti frontas, pradeda byrėti valstybė, politiškai tame tarpe, iš vidaus. Tam tikrus požymis mes jau dabar galime sakyti, matome. Tikėkime, kad tai yra tik tai, epizodai, kurie greitai praeis. Žmonės vėl greitai susivoks ir susims. Pradeda byrėti, visiškai pradeda byrėti, nors ir palaikoma vakarų injekcijomis ekonomika, nežinau, infrastruktūra. Per šią žiemą rusai su
penkiagubė jėga naikins infrastruktūrą ir kartu ekonomiką. Šalis tikrai pradeda riedėti ten, kur Rusija ją stumia, tokios permanentinės, beviltiškos, be šviesos tunelio gale, humanitarinės katastrofos zona, ir pradeda, taip sakant, viskas birėti. Kas toliau, kaip jūs prognozuojat vakarų reakciją, vakarų elgesį? Ką turime daryti mes? Aš manau, kad esame tokioje situacijoje, kurioje yra tikinčių, kad Ukrainos padėtis ir suvokimas, kokioje padėtyje yra, privers juos pasakyti, kad jie iškelia rankas. Turite omeny tikinčių vakaruose? Taip. Tai yra labai ciniškas tikėjimas. Tai yra, matant, kad yra skęstantis upėje, tiesiog sėdėti tol, kol jisai galbūt susignalizuos taip, kad tada galbūt jau kažką tai... Ne tai, kad jiems specialiai sakyti, ar jį spausti, jie greičiau kelk rankas, greičiau pasidaug, bet tiesiog laukti, kol tiesiog jisai pats susipras, kad kitos išeities nėra. Tai yra tokia, stebima, lėta žūtis, sakyčiau taip. Ar gali su tuo būti susiję, atsiprašau, kad čia galbūt mus traukiu kažkokį vos nesąmokslo teorijų, jau taip sakant, lygį, bet ar gali būti su tuo susiję, galima su tuo sieti, bent samprotaujant, bent spėliojant, pavyzdžiui, tą, ir stringantį ar buksuojantį ginkluotės tiekimą iš vakarų pusės Ukrainai? Sunku man pasakyti, yra objektyvios priežastys. Amerikoje politinė situacija yra tikrai kaitus ir tą buvo galima prognozuoti. Valstybė yra polarizuota, tai yra tapę politinės sutarimų klausimais. Ukraina yra politinio sutarimų klausimas. Demokratija veikia visur panašiai. Jeigu partijos nesutarė, užsima labai griežtas pozicijas, tai viena kitai bandys kažkokiu būdu pakenkti. Didžiausia, sakyčiau, bėda yra tai, kad Ukraina netapo vakarų karu. Mes nepriėmėme to, Lietuva priėmė, tai čia tikrai, nors mes esame vakarų dalis, bet iš tikrųjų gan išskirtinai esame kitokie visame būryje. Tai yra mūsų karas ir manau, kad daugelis lietuvių tą yra taip prisėmė, kad mes turime laimėti šį karą. Ir mūsų visuomenės parama, ir valdžios institucijų, galų gale netgi sutelktas balsavimas, bet kurio Ukrainos klausimų Seime, kuris sutelkia visą politinį spektrą, rodo, kad mes tą priėmėm savo. Tačiau likusio vakarų dalis ne. Tai yra jų karas, ukrainiečių karas, kurį galbūt jie laimės, o galbūt ir ne. Mes galbūt padėsim, o kai negalėsim, tada nepadėsim. Kas yra įdomiausia, jeigu žiūrint istoriškai, sakykime, karas, Irako karas prieš Kuveitą, kad ir keista dėl visų kitokių aplinkybių, buvo tapęs vakarų karu. Koalicija, kuri suvienijo daugiau negu 50 valstybių, vedama Jungtinių Amerikos valstybių, padarė, kad tai yra mūsų karas. Jis labai panašus. Didelė, didesnė regioninė galia, diktatūra užpuola mažesnę valstybę. Ne pilnutinė demokratija, bet ir... Taip, bet pasaulis sako, tai yra pasaulio teisės grįstos tvarkos pažeidimas ir mes privalome Kuveitui padėti apsiginti ir padeda apsiginti. Ir prasideda visai kitokie procesai artimuosius rytuose, regionas keičiasi, amerikiečių galia nepaprastai sustiprėja tenais. Ir šiuo atveju mes taip nepasakom. Mes taip nepadarom. Aš nekalbu net apie tai, kad čia yra karių įvedimas teritorija arba ne, galbūt kur brėžiama buvo riba nuo pat pradžių. Bet mentališkai, protu suvokti, kad mums pergalė, pralaimėjimas bus apie mus. Negalėsime pasislėpti ir pasakyti, štai... Ukrainiečių nuolatos kartojamas argumentas, kad tai yra jūsų karas, ta prasme, kad po mūsų automatiškai būtinai būsite jūs sekantis, jisai neveikia. Jis nėra suvoktas. Jis yra nesuvoktas, ne. Ir tada nėra tos ir atsakomybės, tokios prisimtos ir supratimo, kad, įsivaizduokit, dabar kalbama apie tas neva kažkada būsiančias derybas, aš net meščiau, kad jos potencialiai egzistuoja, ypatingai jeigu ukrainiečiam nebūtų tiekiami ginklai. Ta prasme, gali atsidurti tokia situacija, kad nebus ką daryti. Paprasčiausiai, nes nėra ginklų, nes nėra jokių pagalbos paketų, nei iš ES, nei iš Jungtinių Amerikos. Bet kokios darybos rusai nesidėrės? Faktas, ta prasme, tikėtis to, tai yra labai naivu. Bet dar yra, vėlgi, ko mes turime išvengti, tai ciniško pasakymo, kad tai ukrainiečių sprendimas. Tai nėra ukrainiečių sprendimas. Ukrainiečiai kovotų iki tol, kol Varnų lizde Kryme būtų iškelta Ukrainos vėliava, Donbasas, Luhanskas būtų atsimtas ir visos tarptautinė teisė pripažintos teritorijos būtų atgal grįžus į Ukrainą. Jie tą yra pasakę ir aš neturiu ne mažiausios abejonės, kad tai yra jų ir strategijos, suvoktos strategijos dalis. Bet jie tą gali padaryti
tiek, kiek mes jiem galime padėti. Jeigu mūsų parama sustoja, jie bus priversti, galimai galės būti priversti irgi staptelti arba sustoti. Ir tai bus mūsų atsakomybė. Tai gali ateiti toks momentas, kad vis dėlto, matant, kad šalis byra, Rusija pamažu ir vis greičiau ryja šalį, arba tiesiog greuna iki visiško sugriovimo, kad, gali ateiti toks momentas, kai vakarų politikai turės būti, kaip čia, nežinau, priversti ar paskatinti, ar pradės svarstyti tą variantą, kurį, pavyzdžiui, siūlė ne per seniausiai buvęs NATO generalinis sekretorius Andersas Fogas Rasmusenas. tą Ukrainos teritorijos dalį, kurią dar kontroliuoja Ukrainos valstybė, arba priimti kuo greičiau į NATO, arba suteikti 5 straipsnio lygio garantijas. Ar čia visiškai yra nerealus samprotavimas? Galbūt ir galima apie tokius dalykus svarstyti, kažkokią tai formą, bet aš bijočiau kito scenarijaus. Aš bijočiau scenarijaus to, kuris buvo pačioje karo pradžioje, kuomet vietoj ginklų yra pasiūlomas lėktuvas išskridinti politinę vadovybę. Ir čia yra labai didžiulė dilema dabar būtų. Sakykime, įsivaizduokim patį blogiausią scenarijų, Rusija pradeda spausti gilin. Tai nėra neįmanoma. 500 000 karių, apie kuriuos jūs kalbate. Galbūt ir daugiau. Galbūt ir daugiau, potencialiai gali dar daugiau, gali pradėti Ukrainą spausti. Ar ne? Ir tada vakaruose gali gimti tokia pati idėja, kuri gimė ir karo pradžioje, kad gal vietoj šalmų reiktų pradėti tiekti rimtą kiekį stingerių, po to Haimarsų, po to ir tankų, ir tas sumobilizavo ukrainiečius ir leido laimėti tas teritorijas ir residurti ten, kur jie yra šiandien. Vietoj to, kad siūlyti skrydžius ir skristi. Bet skrydžių idėja tai buvo. Jinai buvo, reiškia, tokia, kad konceptualiai buvo suvokta, kad čia viskas. Viskas pralaimėta. Tai negali taip atsitikti dabar, aš nesu to įsitikinęs. Galima vėl galbūt pasiūlyti, kas nors atsiras, koks nors protingas politikas, sakys, žiūrėkit, taigi tada mes siūlym, bet imkite dabar skrydį. Vietoj to, kad dabar pasiūlytų 1000 tankų, tuos, kuriuos Lenkai, ne tos pačius, bet, sakykime, adekvatų kiekį, kokį yra parodę, kokio reikia Lenkijai apginti, tokį patį adekvatų kiekį pasiūlyti Ukrainai, kad, žiūrėkit, vis dėlto vakarai pralaimėti negali. Negalime leisti iš savo karo pralaimėti dėl to, kad kitas jo žingsnis bus dar brangesnis, dar pavojingesnis ir ko gero lemtų tada jau visišką suaižėjimą vakarų sukurtos sistemos. Vakarų, kaip čia pasakyti, atsiprašau už nuvalkiotą terminą, vakarų viršūnėse tarp savo kolegų, tarp kitų vakarų pagrindinių valstybių partnerių pareigūnų, jūs matote tendenciją, polinkį bandyti kažkaip vėl kelti tą kalbą apie Rusijos kažkokį relegalizavimą? Vėl pradėti kažkokį, nežinau, dialogą, kalbą, ne business as usual kol kas bent jau, bet kažkaip tai grįžti prie kažkokio stalo. Yra nuolatinis pasikartojantis žodynas ir kaip žodžius mėgstantis žmogus labai jį atidžiai vertinu. Europos saugumas be Rusijos neįmanomas. Ta girdėjome prieš karą, karui prasidėjus, karo eigoje. Europos saugumas tik su Rusija. Tik su Rusija mes privalom, be Rusijos mes negalim. Ir mes labai dažnai... Arba, kaip dar sakoma, tik karinėmis priemonėmis šito karo nepabaigs. Taip, reikės vis tiek, turėsim kažką tai kalbėtis. Mes sakom, Europos saugumas turi būti kūriamas nuo Rusijos. Su Rusija. Ne su Rusija. Visa mūsų istorinė patirtis, ir net ne istorinė, politinė patirtis paskutinių dešimtmečių rodo, kad Europos saugumo reikia nuo Rusijos. Reikia padėti Sakartvelui, Ukrainai, Moldovai, Lietuvai, Lenkijai apsiginti nuo Rusijos, dėl to, kad jos tikslai imperiniai, puolamieji, politiniai, diplomatiniai, visos priemonės, kurios yra naudojamos, yra skirtos mus pavergti, sunaikinti, išžudyti, nušluoti, prijungti, dar naudokim bet kiek veiksmažodžių, tai yra jų politika. Su tokia politika sutarimo aš nelabai matau. Jis yra nukreipta tiesiai prieš mus. Bet šita tendencija, jinai stiprėja pastaruoju metu? Grįžta jinai stiprėja ir mes matom tam tikras irgi tendencijas, tyles ir tokias galbūt nesulaukiančios pirmo ryškumo. Makronas vėl skambina Putinui? Dar neskambino. Reikia pabrėžti, kol kas mes gyvenam paskutiniai paradigmai sukurtoj Bratislavos konferencijai, kuomet Prancūzijos prezidentas pripažino Baltijos šalių saugumo poreikį ir požiūrį į tą saugumo politiką nuo Rusijos. Tai yra tvaru, pamatysim, laikas parodys. Tačiau vykstantis tokie yra procesai, organizacijų, kuri vadinasi ESBO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kilusi iš ir Lietuvos disidentinio laikotarpio Helsinkio dokumentų,
80-mečio pabaigoje sukurtos organizacijos, kurioje buvo bandoma Rusija įvilgti tam tikrą diplomatinį formatą, saugumo erdvėj kurti su Rusija. Daug ką įtikino, kad kadangi tai buvo iki šaltojo karo pabaigos, įvykė šaltasis karas, kai kas gali pasakyti, kad jis įvyko dėl to, kad matot, mes įkūrėm tokią diplomatinę organizaciją. Būtų to dvejojančių ne taip mažai, ko gero, ir šitoj studijai. Bet dabar yra nepripažįstama, kad ta organizacija ir apskritai jos buvimas ir kartu su Rusija bandėm kažkokių diskusijų vesti, yra didžiąja prasme beprasmis. Ir dabar toje organizacijoje mes matėm keletą žingsnių. Prieš, sakyčiau, pusę metų šios organizacijos parlamentinis demo, parlamentinė asamblėja sugrąžino Rusijos delegaciją. Lietuvos parlamentinė delegacija ir Ukrainos parlamentinė delegacija buvo dvi, kurios atsisakė toje diskusijoje dalyvauti. Ir štai dabar ryškėja, kad gruodžio pradžioje, pirmosiomis dienomis, Šiaurės Makedonijoje vykstančiame ministrų posėdėje, panašu, kad yra siekiama grąžinti ir poną Lavrovą į pokalbį apie Europos saugumą. Man sunku yra suvokti patį principą, dėl to, kad 2 metus kalbėjome apie tai, kad su ponu Lavrovu ir kitais, ko gero reiktų kalbėtis daugiausiai specialaus tribunolo formatuose apie tai, kas yra padaryta ir kas dar yra tebedaroma ir ką tai reiškia Ukrainai, Europai ir pasauliui. Tačiau mes vis dėlto manačiau, kad reikia sugrąžinti į diplomatinį formatą. Man tai primena, atsiprašau už stipresnį žodyną, bet kaip diskusija su žmogėdra apie vakaro meniu. Kai supranti, kad kompromiso rasti tarp to, kai jisai... Kaip turėtų būti iškepta žmogiena? Greičiausiai tu pats, aš turėčiau būti kažkokiu būdu sukeptas ir aš turėčiau atrasti kažkokį bendrą kompromisą, kuris tiktų ir ponui žmogėdrai ir man. Man tai yra nesuprantama. Apie kokį Europos saugumą aš galiu kalbėti su valstybė, kurios šiandien tikslas yra tą saugumą mano sąskaitą sunaikinti. Nes jo saugumo niekas nenaikino, niekas niekada negrasino, niekas nesikesino. O štai jo pastangomis yra naikinami tūkstančiai žmonių, kurie norėjo tiesiog gyventi Europos kontinente saugiai ramiai. Tai viena tendencija yra, kad panašu, kad vis dėlto vėl bandoma grįžti kažkaip prie Rusijos gražinimo, taip sakant, į tą naratyvą Europą nuo Lisabonos iki Vladivostoko ir panašiai. Kita tendencija, mes jau kalbėjom šiek tiek ir jūs pats kalbėjote apie situaciją Jungtinėse valstijose. Akivaizdu, ten pagrindinė realybė jau dabar yra ir visą tai lemia tos visus dalykus ir dėl Ukrainos. Ir situacija Jungtinių valstijų parlamente yra prezidento rinkimai. Prezidento rinkimai gali baigtis vėlgi tuo, kad bus išrinktas tas prezidentas, kuris jau buvo kartą išrinktas. To prezidento pažiūra į NATO, į NATO irgi yra žinoma. Jungtinių valstijų spaudoje pasirodo ir neseniai pastaruoju metu irgi pasirodė tokių straipsnių, kuriuose signalizuojama, kad prezidentas Trumpas ir jo aplinka, jo išrinkimo atveju ruošiasi rimtai, šį kartą jau rimtai pradėti žengti žingsnius arba išvesti Jungtinės Amerikos valstijas iš NATO, arba jas pervesti į tą stand-by, taip sakant, režimą, tokį, kur Jungtinės valstijos yra NATO, bet jos iš esmės nieko nedaro. Ta prasme, mes čia kalbam jūsų nuomonė apie dalykus, kurie, realūs pavojai yra, apie juos reikia mąstyti rimčiau pradėti, ar ne? Tai, ką jūs kalbate, yra turbūt tokiom valstybėm kaip Lietuva yra košmariški scenarijai. Bet gyvename tokiais laikais, kai gyvenimas rodo, kad patys košmariški scenarijai jie išsipildo. Aš manau, kad Lietuva privalo aktyviai galvoti apie saugumo koncepcijos ir tos saugumo piramidės, kuri yra pastatyta turbūt prieš 30 metų, arba bent jau nuo mūsų įstojimo į NATO, pokyčius, kurie yra vykstantis. Nes jie yra vykstantis. Ką jūs turite omeny, išskleiskit mintį? Mes turime paradigmą, kuri po įstojimo į NATO, jinai lėmė tai, kad mes atsisakėme šauktinių kariuomenės, gausybę kitų dalykų persvarstėme, dėl to, kad mūsų pagrindinė saugumo paradigma buvo ir išliko 5 straipsnis. 14 metais, kas man yra įdomu, iš tikrųjų buvo
sugebėta suskambinti skambutį Lietuvoje, pasakant, kad tai 5 straipsnis yra pamatų pamatas, bet mes turime didesnę naštą nešti ir patys. Buvo sugrąžinta šauktinių kariuomenė, buvo sustiprinti šauliai, buvo šiaip, turbūt, sakyčiau, paradigmiškai buvo pradėta diskusija valstybėje apie tai, kokioje saugumo situacijoje, istoriniai, geografiniai mes esame ir ko mums reikia, kad jinai gerėtų. Aš negaliu pasakyti, kad mes šiandien esame pradėję tą diskusiją, kuri atlieptų realią geopolitinę padėtį už Lietuvos sienų. Jūs kalbate apie mūsų vidų kaip valstybė ir visuomenė. Kaip valstybė ir visuomenė. Nepaisant to, kad mes remiam Ukrainą ir, kaip sakiau, tai yra turbūt vienas labiausiai valstybę vienijančių klausimų, mes nedrįsome galbūt iki galo pasakyti, kiek tiesiogiai tai yra susijęs su mūsų saugumu. Ir tai Ukraina yra tik tai vienas iš to faktorių. Jungtinės Amerikos valstijos ir jų dėmesys, globalus dėmesys, kuris bus nukreiptas toliau, yra nemažesnės svarbos dalykas. Ir turbūt nėra didelės paslapties, arba aš neatskleisiu kokio tai paslapties šydo, kad Lietuvos atsisukimas į Ramiojo vandenyno ir Indijos vandenynų regioną iš dalies turi ir transatlantinį dėmenį. Suprasdami, kad mūsų pagrindinio partnerio, saugumą užtikrančio partnerio interesai sukasi į kitą pasaulio pusę, mes turime pradėti suvokti, kokie procesai tame kitoje pasaulio pusėje vyksta ir kokie mūsų partnerių interesai gali tenais, kokie ten būti, kokiuose interesuose mes galime būti atrama. Dėl to, kad mes kitos atramos labai didelės neturime. Bet vis dėlto, jūs sakot, gali būti taip, kad net ir tas pagrindinis partneris gali, taip sakant, pereiti į kažkokį kitą režimą. Aš manau, kad pasaulis mes gyvenam pokyčių metu, dramatiškų pokyčių metu. Ir kaip aš esu sakęs ir viešai, kad, kaip istorija besidominčiam žmogui, galvojau tokių atvejų, tokio pokyčio atvejų, sakykime, kada pasaulis iš vieno būvio virsta į kitą, tai ko gero vakaruose labai suvokiamas yra Berlyno sienos griūties momentas, kuris pakeitė šaltojo karo realybę į kažkokią tai kitą, į taikos, europinės taikos, transatlantinės taikos laikmetį, kuris yra suformavęs, sakyčiau, turbūt didžiąją dalį dabar politikoje aktyviai veikiančių politikų. Ir mes dabar gyvename nauju to Berlyno sienos, pavadinkim jį atstatymą, bet tai yra analogija jau. Karas prieš Ukrainą jisai sukuria naują realybę, kurioje pokyčiai gali būti dramatiški. Subirėti gali visos tvarkos ir visos struktūros, kurios dar visai neseniai atrodė nepajudinamos ir, reiškia... Jos tikrai jau yra testuojamos ir gali būti testuojamos dar palaukit, jūs dabar, aš teisingai suprantu, jūs norit pasakyti, kad net ir pačioje Lietuvoje nėra pakankamo suvokimo, kad greičiau negu mes tikimės gali ateiti toks momentas, kad Lietuva vėl bent kažkurį laiką egzistenciniam išbandymui liks viena? Aš noriu tikėti, pati savo? Aš noriu tikėti, kad valstybė neliks savo taip, kaip jinai buvo 39 metais, kai mes neturėjom alijansų, bet kuriuo atveju mes esam galingiausių alijansų pasaulyje dalis. Alijansai bus išbandomi. Aš beveik net to nebejoju. Ypatingai Ukrainai nepadėjus laimėti, Rusija atsiveria visos galimybės tos alijansus išbandyti per įvairiausiais būdais, kariniais ir ne tik, ir diplomatiniais ir taip toliau. Dėl to mes turime įvertinti iš naujo, kas gali lemti ir kas gali padėti mūsų saugumui. Ir čia, sakyčiau, išskirčiau keletą aspektų. Tai pirmasis, tą užsiminiau šiek tiek JAV, kuri išlieka ir bus esminė mūsų saugumo atrama, vienareikšmiškai. Bet mes turime pradėti kur kas geriau suvokti besikeičiančius JAV interesus ir būti pasiruošę juos atliepti. Nerasiu geresnio žodžio. Antras dalykas, sakyčiau, yra Vokietijos įsitraukimas į Europos, atsakomybės prisėmimas už Europos saugumą. Ir jis labiausiai manifestuojamas yra Lietuvoje.
Ir drąsėjimas pagaliau tapti ir politinė ES lyderė. Taip, vienareikšmiškai. Ir aš manau, kad ta manifestacija būtent su brigada Lietuvoje, jinai yra labai akivaizdi. Brigados kariai, Vokietijos kariai atsiduria Lietuvoje, greičiausiai arti prie potencialaus, numanomo, menamo fronto, kuriame jie savimi, lygiai taip pat kaip amerikiečiai vakarų Berlyne, savo buvimu atgrasytų nuo karinių veiksmų. Tai tas pokytis yra milžiniškas, jis yra strateginio pobūdžio. Jo mes neturėjome iki šiol ir Vokietijos gynybos ministro žinutė, jinai, mano vertimu, turėtų būti iškalta rotušiai, kur nors netoli šalia Amerikos prezidento žinios. Jinai yra nepaprastai svarbi ir mes tą turime tikrai labai suvokti ir vertinti. Manau, reikia peržiūrėti arba įvertinti regioninės partnerystės. Ir objektyviai vertinti Lenkijos vaidmenį. Lenkija tampa, kuo toliau, tuo didesnė gynybinė galia regione. Ir mūsų strateginė partnerystė dešimtmečių ar net šimtmečių, kas sakytų, galbūt tikrai labai istorinė, jinai gauna dabartinio geopolitinės suirutės akivaizdoje naują reikšmę. Arba ta reikšmė tiesiog jos dar išryškėja. Dėl to mūsų santykis būtent ir per karinį dėmenį su Lenkija jisai tampa kuo toliau to svarbesnis. Net mešiau čia ir Šiaurės ir Baltijos šalių. Ta prasme, Švedijos, Suomijos prisijungimas prie NATO, jų karinės galimybės, kurios yra tikrai reikšmingos, mums yra esminiai poliai. Ir tada mes perėm prie esminio klausimo, nuo kurio ir pradėjau, o mes patys. Kokį svorį mes turime galėti panešti kaip 3 milijonų neskaičiuojanti valstybė, bet esanti nepaprastai jautrioj, pažeidžiamoj situacijoj tarp 2 priešiškų valstybių - Baltarusijos ir Rusijos. Kokį svorį mes galim panešti? Lenkija parodė, kokį gali jie arba kokį jie planuoja. Mes kol kas šito klausimo dar nesame. Bet visas Lietuvos, kaip čia pasakyti, politinis elitas, visi Vilniaus bokštai, jie kaip ir demonstruoja, kad tas bendras valstybės judėjimas yra ta linkme, kad valstybė vis labiau ruošiasi, vis labiau skiria vis daugiau resursų, vis daugiau politinės valios, vis daugiau atsakomybės, savo pačios gynybai, ne tik karinė, bet ir su kokiamis kitomis prasmėmis. O jūs vis tiek sakote, kad tai dar nepakankamai aiškiai suvokiamas padėties rimtumas, kuris turėtų didinti dar labiau apsaugą? Aš taip vertinčiau. Paradigmiškai mes esame dar ten pat, kur mes buvom prieš 10 metų. Mes esame turtingesni patys. Mes esame pasiruošę didesnius resursus skirti gynybai. Ir iš tikrųjų galime to didžiuotis. 2,5%, truputį virš to, plus pinigai, kurie kitais metais ir dar kitais metais bus skiriami iš papildomo to bankų mokesčio, jie Lietuvą pastato turbūt į top 5, sakyčiau, gal turbūt top 3 valstybių skiriančių gynybai gretas. Tai yra rimtas pareiškimas. Bet man atrodo, kad jis dar neatliepia, vien tik tai finansais mes dar neatliepiame tos realybės, kurioje mes esame. Jeigu Ukraina, tikrai mes matom, yra priversta dėrėtis, pasaulis, ypatingai tas, kuris arčiausiai Ukrainos, jis turi pradėti ruoštis kitam karui. Ir aš negaliu pasakyti, kada jisai bus. Galbūt 10 metus, galbūt 5 metai, galbūt keli metai. Man yra labai sunku pasakyti. Bet laiko tą tikrai jaučiu ir labai aiškiai suvokiu, galime turėti labai nedaug. Dėl to aš tikrai norėčiau diskusijų apie visuotinį šaukimą, apie ėjimą virš 2,5%. Ką kartais valstybės vadovas iškelia, kad reikia eiti virš to. Reikia, bet tai nebus nemokamai. Ne vienas rimtas dalykas, kurio mums reikia gynybai, jis nebus, nenueisi į banką, nepasiskolinsi pusės BVP procento ir įmesi į infrastruktūrą. Mes turime susitart, iš tikrųjų, kad pripažint, kad valstybė yra pavojingoje geografijoje. Yra mačius istorija, kuri buvo nukreipta prieš mus ir tai gali pasikartot ir mes turim turėti tam atsaką. Dar persikeliant į kitą, tai sakant, frontą, kurį mes čia jau šiek tiek lietėme, Kinija, Taivanas, bet liekant prie mūsų, čia vėl tą tematiką aktualizavo nesenas Taivano užsienio reikalų ministro vizitas čia Lietuvoje ir tas faktas, kad jūs su juo nesusitikot. Tai dar kartą, kaip čia pasakyti, visiems laikams, kodėl? Yra
priimtinos tam tikros diplomatinio bendradarbiavimo tarp valstybių arba objektų, subjektų taisyklės. Ir bendradarbiaujant su Taivanu yra laikomasi taisyklės ir tai yra ne Lietuvos nuostata, tai yra vakarų valstybių nuostata, kad vyriausybių lygių kontaktai nėra palaikomi. Šita taisyklė negalioja parlamentų, nesvarbu ar vadovas, ar eilinis narys, vis tiek tai yra parlamentarai, kurie yra laisvesni subjektai, taip sakant. Net pažinti skraidantis objektai yra. Ir... Kinija tas tokias ribas testuoja ir mėgina jas siaurinti, kaip kad pavyzdžiui Amerikos parlamento buvusios vadovės ponios Pelosi vizito metu į Taivaną. Taip, vos karo nepradėjo atrodyti. Nors tai yra priimta norma. Ir tuomet leidau savo pasidžiaugti, kad jinai nuvyko dėl to, kad jai atšaukus vizitą būtų priimtos naujos taisyklės ir ko gero, ir poniai Čmilytei Nilsen, ko gero būtų irgi kur kas sunkiau būtų buvę važiuoti. Tuo tarpu išsaugojus tai, vis dėlto mes tada susilykstam. Ir taip, Kinija yra sudėtingas partneris, yra naudojantis visą jėgą atstumti, bet tik taip stuburų tvirtumu galima tas ribas atlaikyti. Tvarkoj, šita argumentacija, jinai kaip ir suprantama, nors tikriausiai pats pripažįstat, kad tuo metu, kai čia kilo visas triukšmas, kad žiūrėkit, Landsbergis nesusitinka, vėl su komunikacija, taip ta pagrindinis naratyvas, kuris nuėjo į visuomenį, pagrindinė žinia, buvo ta, kurią ir sakė ir opozicinės partijos, kad maždaug štai konservatoriai ir pats Landsbergis veidmainiauja, ta prasme, ką tik čia žudė drakoną, dabar su juo draugauja. Ir dar daugiau, tarsi tokių, dar daugiau tą bangą suaktyvino tai, kad jūs pasakėt, kad vis dėl šiuo metu vyksta procesas ir tokio, kaip čia pasakyti, normalizavimo su Kinija santykių bandymo. Gal galėtumėte detaliau papasakot, kas čia yra ir kieno iniciatyva, kaip jisai prasidėjo ir kada? Pirmiausia, apie Taivaną. Tai mūsų ypatingai vertinimas užsienio politikos ir ateinantis iš politinių veikėjų, dažnu atveju jis labai yra paviršinis. Tai ką reikia pabrėžti? Lietuvos santykiai su Taivanu nebuvo niekada stipresni negu yra dabar. Ir jie yra tolydžio gilėjantis. Kultūriniuose, ekonominiuose ypatingai, sluoksniuose. Tuose, kuriuose mes įsipareigojame bendradarbiauti, suteikdami jiem galimybę atsidaryti nediplomatinę atstovybę Lietuvoje. Tai imti vieną ar kitą antraštę ar kažkokį tai epizodėlį, nematant viso nuoseklaus darbo, kuris yra daromas, kuris yra Lietuvai naudingas, yra tikrai neteisinga. Dabar dėl Kinijos. Mano vertinimu turėjome 2 epizodus su Kinija, kuomet prieš Lietuvą buvo naudojami neteisėti veiksmai. Pirmuoju atveju tai yra ekonominio spaudimo priemonės, kurios buvo įvestos Taivano atidarius atstovybę Vilniuje. Ir aš turiu pabrėžti, kad po diskusijų ir įvairių diplomatinių procesų, kurių dalis tebevyksta Pasaulio prekybos organizacijoje, didžioji dalis ekonominio spaudimo priemonių yra nuimtos. Galima pasakyti, ir turbūt nesu anksčiau to taip aiškiai įvardinęs, prieš Lietuvą nebėra taikomas ekonominis spaudimas. Kinijos pusės. Prekyba, kurios neatsistatė, sakykime, jeigu tokios yra neatsistačiusios, jinai visų pirma yra kompensuota su kaupu tiek Indijos Ramiojo vandenyno regione, tiek Europoje. Mūsų eksportas iš tikrųjų, nepaisant visų sukrėtimų, augo ir tebeauga labai sėkmingai ir sveikai. Verslas nesirenka Kinijos kaip partnerių dėl patirties ir supratimo, kad valstybė, kuri naudoja ekonomiką... Pasaulinis verslas dabar bėga iš Kinijos. Vienareikšmiškai. Pirmą kartą istorijoje berods Kinijos tiesioginių užsienio investicijų balansas yra neigiamas. Taip. Daugiau pinigų pabėgo iš Kinijos, negu atėjo. Taip. Pastarai mėnesį, man atrodo. Taip. Ir tai yra ir dėl to, kad žmonės susikuria patirtį, įmonės susikuria patirtį, kad valstybė, kuri politiškai naudoja prekybą,
sunku tikėti, kad tai negali būti panaudota ir prieš tave. Antroji priemonė, kuri yra naudota prieš Lietuvą, yra diplomatinio spaudimo priemonė. Kinija reikalauja, kad Lietuva pakeistų diplomatinės atstovybės Pekine pavadinimą pagal jų modelį, tokių modelių mes nesame numatę, ir pokalbiai dėl suvienodinimo matymų, jie yra vykstantis paskutinius 2, šiek tiek daugiau metų. Jie paintensyvėja, mažiau jų vyksta, kartais daugiau vyksta. Dabar suintensyvėjimo periodas? Buvo pokalbių, sakykime, kurie vyko dėl galimybių, kaip tos klausimus išspręsti. Kartais iš Kinijos ateina pozityvių signalų. Vėliau jie tos signalus pamiršta, nežinau kaip, arba jie užtrunka vėliau jų sprendimą. Bet jūsų pozicija be abejo nėra ta, kad vėl grąžinti, kad Taivano atstovybei grąžinti kažkokį kinų reikalavimą. Ne. Apskritai. Tai Taivano atstovybės klausimas, jis nėra mūsų diskusijų su Pekinu dalis. Yra klausimas apie tai, kaip sumažinti arba panaikinti mano vertinimu tarptautiniam normom prieštaraujantį spaudimą Lietuvai. Ir aš tikiu, kad turint kantrybės ir įgūdžių ir duodant tam laiko, aš manau, kad tos klausimus bus galima spręsti. Čia grįžtant prie šitos, taip sakant, interpretacijos jūsų nesusitikimų su Taivano ministru ir vat, čia po to tų kalbų ir tos žinios jūsų apie vykstančius pokalbius dėl santykių, kaip čia pasakyti, normalizavimo su Kinija. Čia pasigirdo iškart politikos užkulisiuose, taip sakant, interpretacijų, kad čia vat, įsikišo amerikiečiai. Ne. Jie, reiškia, nurodė baigti šitos, reiškia, žaidimus ir čia dabar pradėti jau, reiškia. Ne, nieko visiškai panašaus. Mūsų kelias abiejais takeliais, tiek ekonominis spaudimo, tiek diplomatinis spaudimo, jisai patvirtintas, suderintas tarp institucijų prieš keletą metų. Mes to keliu einame ir kadangi rezultatų, sakykime, kažkokių tokių labai apčiuopiamų, kuriais būtų galima girtis arba džiaugtis, dabar dar anksti apie tai kalbėti, dėl to mes... Kalbate apie tą pokalbį su Kinija. Taip, būtent. Mano įsitikinimu, Taivanas turi teisę Lietuvoje turėti atstovybę tokį pavadinimą, kokį jie yra pasirinkę, tas leidimas yra jiems duotas ir čia jokių pokyčių nei matau, nei manau, kad gali būti. Ir kaip sakoma, last but not least, apie amerikiečius ir Kiniją. Šių dienų pagrindinis geopolitinis, taip sakant, dalykas, procesas prezidento Baideno ir kaip čia pavadinti, Genseko ar prezidento Xi susitikimas, kur, žodžiu, toks, nežinau, kažkaip resetas santykių, atnaujinimas, net karinės partnerystės atnaujinimas, žodžiu, kur vėlgi tarsi abiejų valstybių vadovai kalba apie tarpusavio partnerystę ir bendradarbiavimą taip, kaip jau seniai iš jų buvo girdėti. Kita vertus, pasiunčia vėlgi žinutes, kad tam tikri dalykai lieka nepakitę. Prezidentas Baidenas kalba apie tai, kad, supraskime, kad vis dėlto tai yra diktatorius ir tai yra komunistinė diktatūra. Xi toliau kalba, kad geriau tie amerikiečiai nusiramintų, baigtų tą paramą visam Taivaniui, nes mes Taivaną vis tiek atsiimsime. Jūsų matymas, kas čia vyksta, kaip jūs skaitot, kokios čia yra tendencijos? Sakyčiau, abi pusės supranta, kad esame atėję į polikrizinį laikotarpį. Pasaulis yra. Yra, taip. Ir iš to mūsų pirmoji pokalbio dalis, kad mes irgi taip pat turime būti tam pasiruošę. Ir abi pusės supranta, kad kur toliau pasaulis eis, yra labai didelė dalim priklauso nuo jų tolimesnių žingsnių. Nes jie didžiausi kambarį. Taip. Ir net tai, kas buvo atstatyta per susitikimą, tai aukščiausio lygio tas karinis telefonas, kuris leistų spręsti nesusipratimus šiaip tai į Pietų Kinijos jūroje, ar tai Ramiajame vandenyne, sakykime, kad lėktuvų prasilinkimai vyktų kažkokie tai saugus ir nebūtų kokių nors nesusipratimų, ar laivų praplaukimai būtų keičiamas informacija ir taip toliau. Kinai vis labiau provokuoja, taip pat ir amerikiečiai. Jeigu nėra to telefono, reikia suprasti, kad klaidos arba klaidingo įvertinimo galimybė, jinai auga eksponentiškai. Man tik teko lankytis regione, lankiausi Vietname, Singapūre ir įtampa, kuri yra ten jaučiama, jinai gali kirpti žirklėmis.
Taivano užsienio reikalų ministras, va čia ir interviu mums Eltai irgi sakė, kad žiūrėkit, dar karštesnis taškas potencialus negu mes, Taivanas, žiūrėkit į Filipinus. Taip, yra Filipinai, jų dėl tos Kinijos menamos 9 brūkšnių juostos, kurios, reiškia, Kinijos reikalavimas praktiškai visą Pietų Kinijos jūrą atiduoti jiems, pripažinti jų teritoriniais vandenimis, kas iš esmės 60% pasaulio prekybos pakeistų visų valstybių aplink Pietų Kinijos jūrą vandenynų prieigą pakeistų. Ta prasme, tai yra milžiniški pokyčiai, kurie tikrai lemtų, nestabilumu to net nebūtų kaip pavadinti. Tai lemtų kolapsas, suirutę visišką architektūros. Ir bent jau atsidarimas pokalbio linijos tarp 2 pagrindinių veikėjų, manau, tai yra, dėl to tai aš įvertinau, kad tai yra pozityvus žingsnis. Lietuva yra globalaus pasaulio to darinio, medžiagos dalis. Mes esame įsiūti į tą dalį. Tai medžiagai pradant irt bet kur. Mes tą jausime. Mes labai jaučiam Ukrainoje. Bet dabar yra artimieji rytai užsidegę. Armėnija su Azerbaidžanu nėra taip toli nuo nestabilumo. Jeigu prezidentas Zelenskis ką tik va čia šiom dienom perspėjo užsienio žiniasklaidą, kad žiūrėkite į Balkanus. Aš manau, kad turbūt aš tą perskaitau kaip įspėjimą būtent apie tą polikrizinį pasaulį. Kad visi, kurie ir Balkanai yra prie geopolitinio lūžio linijos, Lietuva yra prie geopolitinio lūžio linijos, turi būti atsargus. Ir Balkanus netaip senai mes matėme vėlgi įtampos židinį, kuomet Serbija buvo, Serbijos tam tikri kariniai padaliniai buvo sutelkti arba bent jau pakeltas aktyvumo lygis prie Kosovo sienos ir aktyvus Amerikos įsitraukimas vėlgi tą atrodo pavyko nugesinti. Bet dabar reikia būti ypatingai atsargiem ir užduoti labai svarbius klausimus, ką mes galim padaryti, kad pasaulis būtų stabilesnis, suprasdami taip pačiai savo valstybės dydį, bet vis tiek turime rolę ir balsą ir lygiai taip pat, ką turim padaryti, kad patys būtume saugesni. Ačiū Jums labai už pokalbį ir iki kitų susitikimų. Ačiū ir Jums visiems, žiūrėjusiems mus skaičiuose ir skaitantiems ir klausiusiems ir iki kitų susitikimų mūsų kampe.